Eglė Žalčių karalienė yra vienas žymiausių ir prasmingiausių lietuvių liaudies kūrinių. Joje galima rasti labai daug svarbių dalykų, kurie įkvepia, pamoko, leidžia suprasti gyvenimo prasmę. Šios gyvenimo tiesos pasakos dažniausiai reikalingos tam, kad padėtų jaunam, o gal net ir vyresniam žmogui suprasti gyvenimą. Pirmą kartą pasaka paskelbta 1837 metais Vilniaus laikraštyje lenkų kalba. Tuomet Jasevičius versta pasaka apie Žaltį ir Eglę dar neturėjo tikslaus pavadinimo. Aleksandras Romas Bružutis 1893 metais parašė dramą Eglė Žalčių karalienė, kuri vėliau tapo Rimiko Petrausko operos pagrindu. O 20 amžiaus pradžioje pasirodė dar ne viena pasakos apie Eglę interpretacija. Tai Lukšo drama Žalčių karalienė, Augustaitytės Vaičiūnienės pjesė Eglė Žalčių karalienė. Tokiu pat pavadinimu 1940 metais išleista viena garsiausių ir meniškiausių šios pasakos interpretacijų Salomėjos Nėries poema. Šios pasakos motyvai sukurta ir folkloro grupės Atalija daina Eglės užkeikimas. Bronzinė Roberto Antinio sukurta skulptūra vaizduojanti Eglę Žaltį 1960 metais pastatyta Palangos botanikos parke. Iš kompozitoriaus balso laiško žmonai. Pirmiausia atsirado Žilvinas, kuris, man atrodo, turėtų prasidėti dviem motyvais. Trokštas išsivaduoti nuo prakeikimo, trokštas išsiveržti iš veržiančių jį pančių ir dėl to kenčiantis. Po tokių minčių man buvo aišku, kad pirmasis Žilvino motyvas turi kylančios intonacijos slinktį, kuris atsitrenkęs į kliūtį šiek tiek krenta žemyn. Antrasis motyvas – Žilvinas kenčiantis, turi krintančios intonacijos slinkstį su dejavimo atspalviu. Viena tema man atrodė, kad neįmanoma atskleisti Žilvino pasaulio. Šios dvi temos ir sudarė audros pagrindą. Visiškai netikėtai gimė Eglės tema. Aš ir pats stebėjaus, kaip ji be jokių kančių išsiliejo. Galbūt todėl, kad Žilvinui norėjosi tokios Eglės, kuri gali jį išvaduoti iš jo kančių. Kada aš šias dvi temas sugretinau adagio dalyje ir suimprovizavau ją visą, tai finale apsiverkė. To iki šiol man dar nebuvo. Įdomu, kaip į šią vietą reagos klausytojai. Šalia to atsirado ir rauda, atsisveikinimas su savo artimaisiais, o ta pati muzika, tai gal šiek tiek kitoje instrumentuotėje, bus ir tada, kada ji atsisveikina su savo vaikais – ąžuolu, uosiu ir beržu. Dar tiek įtemptai niekados nedirbu ir todėl vėlai vakare atsigulęs negaliu iš karto užmigti. Muzikinės mintis kaip padūkusios skraido po galvą ir neduoda ramybės. Ir tik visiškai pavargęs paryčiui užmiegu, taip pat neramiu miegu. Tarp kitko, Žalčiai gimė anksti apie 5 valandą. Temą to jau pat užrašiau, kad neužmirščiau. Vieną naktį suskambėjo net visas baletas ir lyg mačiau, jog viskas scenoje, bet tai tik sapne. Baletui ypač svarbus simfoninis mąstymas. Tik sukaupęs nemažą patyrimą, išdrįsau imtis baleto, kalbėjo kompozitorius Eduardas Balsys. Šis Balsio baletas pastatytas Vilniaus operos ir baleto teatre 3 kartus. 1960 metais parodyta ekranizuotoje versija, o 2019 metais kompozitoriaus šimtmečiui paminėti baletas pastatytas ir Klaipėdos muzikinėme teatre. Mes pakalbinome Klaipėdos muzikinio teatro vyriausiąjį dirigentą Tomą Ambrosaitį. Maestras papasakojo apie kompozitoriaus Eduardo Balsio ranka rašytą partitūrą, iš kurios jam tenka diriguoti baletą. Apie nuostabią baleto muziką, apie instrumentus, kurie palydi ir nuspalvina veikėjus. Vėl grįšiu prie orkestro, kuriame yra labai meistriškai panaudoti charakteriniai instrumentai. Charakteriniai instrumentai tai yra visa baterija mušamųjų. Žinome, kad be timpanų, be didžiojo būgno yra ir ksilofonas, ir marimba, ir lėkštės, ir dėžutės, ir daug visokių instrumentėlių. Bet simfoniniam orkestrui pačiam, be mušamųjų sekcijos, tai yra anglų rago labai išraiškinga partija. Yra bas klarnetas, kuris pagal kurio melodiją galima identifikuoti raganą. Tai yra charakterinis instrumentas. Valtornė ir valtornių kvartetas eina
lygių pirmam plane. Varinių pučiamųjų trimitai, trombonai. Tie dalykai turbūt ir sudaro tą išraiškingą partitūrą, kur klausytojas, jeigu jisai neišskiria atskirai klausydamas visumos, tai yra labai gerai pagrota. Tai reiškia, visi groja taip, kaip reikia, kaip parašyta. Ir šitoj partitūroje balsys kiekvienam veikėjui yra instrumentas, kuris jį palydi. Žinom, drebulytis šokį. Drebulytis šokį yra fleita su pirmais soloje. Žinom, šitos žalčių šokis yra. Ten mušamieji su varinių grupe, besikeičiantis metras, besikeičiantis ritmas. Vienas sunkiausių techniškai sugroti vietų, bet turbūt vienas stipriausių. Ir aišku, Eglės rauda, kur dalyvauja, tarp kitko, prie orkestro dar yra ir fortepijonas, kuris turi savo funkciją. Ir Eglės raudoj styginių grupė visa su mažų sekundų intonacijom ir sustiprina pučiamųjų grupė. Medinių pučiamųjų grupė. Tai ta išraiška yra ir per instrumentų tembrus, per orkestro spalvas ir per dramaturgiją. Todėl, kad balsys labai, nežinau, ar jisai išskaičiavo, kad taip turi būti, ar jisai tiesiog turėjo vidinę nuojautą, kaip padaryti, kad sudėti atraminius ir esminius taškus per visą baleto muziką. Klausytojas labai aiškiai gali atskirti, kur yra pasakoj esminiai kažkokie raudoni žymekliai, kurie žymi tam tikrus pasakos kaip riboženkliai, kas atsitinka, kaip konfliktas užsimezga ir kaip jisai išsiriša, kuo man nebaigėsi. Mes žinom, kad šita pasaka baigėsi tragiškai. Bet pabaiga baleto po visos tos tragedijos, kada Eglės vaikai pavirsta medžiais, yra pavadinta sakra, yra parašyta pabaiga baleto, tai yra, kada nėra jokios šviesos, kada yra viskas, viskas sugriauta, nieko nebėra, skamba kaip nesibaigiančios šviesos ir vilties spindulys. Ir kiek man teko tą baletą diriguoti, tai per visą didelį partitūrą publiką labiausiai paveikė pats galas baleto. Kada salė nustoja kvėpuoti, toks jausmas, kad žmonės salėje dingsta. Kada skamba pats finalas, ten gal kokie 12-14 taktų, bet ten yra sudėta visa esmė, viskas, kas tai yra. Ir aišku, galima tos išgyvenimus perkelti, man atrodo, kad mes galim kiekvienas ir į savo kasdieną, ir į savo gyvenimus, juk mes visi gyvenam taip pat kaip ir pasakos herojai. Tam tikrą prasme mes gyvenam savoj pasakoj.
2021 m. balandį šio Klaipėdos muzikinio teatro pastatytą baletą Eglė Žalčių karalienė vaizdo įrašą pirmą kartą transliavo Prancūzijos kultūros kanalas Meza. Tad šią nuostabią pasaką ir jos muziką girdėjo visas pasaulis.